Šiandien žiniose mieste mažėja gripo susirgimo atvejų. Nuo kovo 1 dienos dujiniams ginklams privalomi leidimai. Nevėžio pagrindinė mokykla moksleivius kviečia į sportinę klasę. Fotodokumentų paroda galerijoje 2. aukštas. Panevėžio visuomenės sveikatos centro duomenimis 6 šių metų savaitę sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis Panevėžyje, lyginant su prieš tai buvusią savaitę, dar šiek tiek sumažėjo. Ir dabar bendras sergamumas gripu ir peršalimo ligomis mieste nebesiekia 100 atvejų 10 000 gyventojų. Panevėžio visuomenės sveikatos centras informavo, jog už praeitą savaitę sergamumas gripu ir viršutinio kvėpavimo takų infekcijomis sumažėjo iki 96,3 atvejų 10 000 gyventojų. Sergamumo struktūroje gripas sudaro apie 20% nuo visų sergančiųjų. Tačiau visuomenės sveikatos centras nesiryžo priimti sprendimo ir siūlyti atšaukti epidemiją ir pagauta rekomendacija, jog vertėtų vis dėlto pirmąjį vertinti savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo lavinimo įstaigų klientų, sakykime, šiuo atveju moksleivių ir vaikų sergamumo rodiklius. Koks yra vis dėlto lankomumas? Tačiau, kaip teigia Panevėžio miesto savivaldybės sveikatos skyriaus vedėjas, nustatyti, kiek vaikų dėl gripo nelanko ugdymo įstaigų, sutrukdė užklupę šalčiai, nes dabar nebėra aišku, ar moksleivis mokyklos nelanko dėl ligos, ar dėl susidariusio oro sąlygų. Šiai dienai mes susidurime su problema, jog yra dideli šalčiai pastarosiomis dienomis, tai ir vakar ir šiandien, todėl negalime surinkti tikslių duomenų iš ugdymo įstaigų apie moksleivių sergamumą, apie vaikų sergamumą. 1–5 klasių mokiniai į mokyklą gali neiti, kai oro temperatūra nukrenta iki 20 laipsnių šalčio, o temperatūrai nukritus iki -25 į mokyklą leidžiama neiti ir 6–12 klasių mokiniams. Nuo šių metų kovo 1 dienos įsigalioja naujos redakcijos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas. Pagal šio įstatymo nuostatas asmenys turintys dujinių pistoletų, senovinių ginklų bei jų kopijų, taip pat nedidelės galios šaunamųjų ginklų, kuriuos įgijo iki įstatymo įsigaliojimo, privalės juos užregistruoti teritorinėse policijos įstaigose ir gauti leidimus juos laikyti. Žmonės, norėdami registruoti ginklus, policijos įstaigai turės pristatyti prašymą, turės pristatyti sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie tai, kad tas asmuo nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo ar narkomanijos. Kita pažymą taip pat turės pristatyti irgi iš sveikatos priežiūros įstaigos apie tai, kad asmuo nėra šių įstaigų įskaitose dėl psichikos ligos ar sutrikimo, na ir pristatyti patį ginklą reikės. Taip pat dar akcentuosiu, kad policijos įstaiga užregistravusi šiuos ginklus tam asmeniui išduos leidimą suteikianti teisę tą ginklą laikyti ir laisvai nešiotis. Vytautas Vinslavas gyventojus taip pat informuoja, kad nuo kovo 1 dienos asmenys turės teisę įteisinti rastus šaunamosius ginklus, tačiau priduria, kad rastą šaunamąjį ginklą asmeniui griežtai draudžiama pačiam gabenti į policijos įstaigą. Asmuo radęs šaunamąjį ginklą tokį galės pranešti policijos įstaigai apie radinį ir policija atvykusi į radimo vietą tą ginklą paims ir prasidės įteisinimo procedūra. Prieš tai, žinoma, bus atlikta daug įvairių veiksmų, patikrinta, ar ginklas nėra ieškomas, ar su juo nėra padaryta kokia nors nusikalstama veika. Ir tada asmeniui jisai bus įteisintas jo vardu. Ir dar norėčiau akcentuoti gyventojams, kad jeigu radę šaunamąjį ginklą, jį norėdami įteisinti, neš į policijos įstaigą arba sugalvotų nešti patys į policijos įstaigą, tokio dalyko griežtai negalima daryti. Jeigu asmuo atgabens tokį ginklą ar bus kažkur tai sulaikytas mieste gabenantis į policijos įstaigą šaunamąjį ginklą rastą,
su tikslu jį legalizuoti, jam bus pradėtas ikiteisminis tyrimas. Dar viena įstatymo naujovė yra ta, kad nuo kovo 1 dienos licenzijas verstis veikla susijusia su ginklų ir šaudmenų apyvarta galės gauti ES valstybių nuolatiniai gyventojai, fiziniai asmenys, taip pat ES valstybių juridiniai asmenys. Šiuo metu licenzijos yra išduodamos tik Lietuvos Respublikoje įregistruotiems juridiniams asmenėms. Panevėžio Nevėžio pagrindinė mokykla jau daugelį metų siekia, kad joje besimokantys moksleiviai įgytų ne tik tinkamą išsilavinimą, bet ir susiformuotų sveikos gyvensenos įgūdžius. Ir net spaudžiantys dideli šalčiai įstaigos moksleiviams nesutrukdė nuvykti į Anykščius ir ten praleisti dieną slidinėjant. Labai džiaugiamės, kad savo vaikus galime atvežti netradicinio, neformalaus ugdymo skiepijimui, todėl, kad mūsų mokykloje pagrindinis dėmesys yra kreipiamas vaikams, kurie turi įvairiausių ligų, kurie turi įvairiausių negalavimų tam, kad sustiprinti savo sveikatą. Tendencingai daugelį metų mes klestime įvairiais sportiniais laimėjimais, parsivežame iš įvairiausių varžybų laimėjimus ir prizinės vietas užimame. Todėl mes ieškome įvairiausių būdų, kaip vaikus pratinti prie sporto. Atvažiavome į Anykščius, kad cigaretę pakeistume į slides. Tai mūsų projekto Blaivi klasė, projekto tęsinys. Čia atvyko 5. klasė ir bandysime Anykščiuose pasimokyti, sveikai gyventi, sveikai jaustis, su gera nuotaika, su gera energija. Nevėžio mokykloje sporto tradicijos puoselėjamos jau 40 metų, o per juos įvairių kartų moksleiviai nekartą tapo miestų ir respublikinių varžybų prizininkais bei nugalėtojais. Tad rūpinantis mokinių sveikata ir tęsiant ilgametės tradicijas, nuo šių metų rugsėjo 1-osios mokykloje steigiama sportinė 5. klasė. 2 metus iš eilės mūsų mokykla užima pirmasis vietas mieste saugus ir sveiki, todėl tą kryptimį mes ir toliau norėtumėm dirbti. Ir nuo rugsėjo 1-osios, pasinaudodama progą, noriu pakviesti visus dabartinius 4-okus, būsimuosius 5-okus ateiti mokytis į mūsų mokyklą ir mes tikimės, kad galėsime sudaryti labai geras sąlygas mokiniams sportuoti. Čia galės mokiniai lankyti papildomo ugdymo būrelius, krepšinio, rankinio, kvadrato ir visus kitus žaidimus, kuriuos tik tai jie panorėtų. Praėjusiais metais respublikinėse šitose varžybose dalyvavo virš 200 gimnazijų, pagrindinių mokyklų, vidurinių mokyklų ir mūsų mokykla suvedus bendrus rezultatus užėmė, manyčiau, aukštą 11 vietą. Šiais metais mes irgi pradėjom gana sėkmingai, jau dalyvavo miesto varžybose 7 komandos ir visos jos užėmė vietas žemiau 2., 3. vietas. Visi Nevėžio pagrindinėje mokykloje moksleiviams organizuojami sporto užsiėmimai yra nemokami. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešosios bibliotekos galerijoje 2. aukštas atidaryta fotodokumentų paroda iš Lietuvos diplomatijos istorijos 1918–1940 metai. Parodoje tie, kurie domisi istorija, labai prieinamai, labai populiariai yra išdėstyta diplomatijos istorija nuo 18 metų, tai yra nuo Lietuvos valstybės atkūrimo iki 40 metų, tai iki to meto, kai buvo Lietuvos nepriklausoma diplomatija užgniaužta ir turėjo dirbti egzilyje, tai yra užsienyje. Parodoje eksponuojami dokumentai, nuotraukos, laiškai, knygos atspindinčias to meto įvykius. Čia taip pat bandoma parodyti Jono Šliūpo, Oskaro Milašiaus, Petro Klimo, Juozo Urbšio ir kitų 1918–1940 metų Lietuvos diplomatų politinę ir visuomeninę veiklą, jų gyvenimo realijas. Tie, kas domisi būtent tą tarpukario istoriją, tai ras čia labai daug įdomių dalykų ir faksimilių, ir laiškų, ir dokumentų, ir ko tik tai norės.
Fotodokumentų paroda galerijoje antrasis aukštas veiks iki kovo 11 dienos.